Jotvingių kalbą aš čia kalbėsiu kaip kalbos istorikas, baltistas. Neliesiu visiškai archeologijos, istorijos duomenų, kuriuos jau jūs čia girdėjot, nes šiaip jau apie jotvingius istorikai, ypač archeologai, gali daugiau pasakyti negu kalbininkai. Bet apie jotvingių kalbą, žinoma, jau daugiau kalbininkai turi pasakyti. Jeigu mes labai neįsigilinsim į jotvingių, neįstudijuosim tos visus faktus kalbininkams žinomus apie jotvingių kalbą, o taip iš pirmo žvilgsnio atsakysim į klausimą, kasgi buvo ta jotvingių kalba, tai pasakysim labai paprastai. Viena iš vakarų baltų kalbų ir viskas. Taip sakant, giliau, tai pasakyti, kad tai viena iš vakarų baltų kalbų, žinoma, maža. Kasgi tos vakarų baltų kalbos? Pirmiausia, prūsų kalba ir dar klaustukas. Kas? Dabar tas klaustukas, visai galim suprasti. O gal ten visa tai, kas lieka, ir yra jotvingių kalbos. Mes šito nežinom. Kodėl nežinom? Dėl to, kad, sakysim, yra baltiškos kilmės vietovardžių daug, į vakarus nuo Vysos, net vietovardžius siekia, sakysim, Varšuvos apylinkės, yra neabejontinai baltiškų hidronimų daugiausia. Bet dabar iš tų hidronimų mes niekaip negalim nustatyti, kaip tie žmonės ten kažkada gyvenę, kaip jie kalbėjo. Ar tai buvo ta pati, taip sakant, jotvingių kalba, ar kažkokia kitokia baltų kalba, tikrai neįmanoma nustatyti. Vadinasi, susiduriam su visokiam problemom. Arba, sakysim, į pietvakarius nuo jotvingių kraštą. Juk toli ten, į pietvakarius eina dar teritorija, kurioje yra daug baltiškos kilmės hidronimų. Bet apie tų baltų kažkada ten gyvenusių kalbą mes iš tikrųjų nieko negalim tikro pasakyti. Pirmiausia, matot, hidronimai yra bendra baltiški. Jie atsirado tais laikais, kai baltų kalbos nebuvo diferencijuotas ir pagal juos nustatyti iš tikrųjų neįmanoma. Šiaip jau priimta pastaruoju metu galvoti, kad jotvingių kalba tai nebuvo vieninga kalba, kad tai buvo, jotvingiai tai buvo kelios gentys, ne viena. Istorijos šaltiniuose vartojami skirtingi vardai, jie painiojami, bet kartais pavartojama homonimiškai, o kartais atrodo, kad tai skirtingos gentys. Čia labai yra sudėtingi dalykai. Dėl to dabar pastaruoju metu linkstama manyti, kad tai buvo ne vieninga gentis, bet genčių junginys. Daugiausiai žinom apie gentį, kurį vadinam suduviais, ir apie tų suduvių kalbą. Iš visų to junginio, taip sakant, genčių, daugiausiai žinom apie suduvių kalbą. Žinom dėl to, kad kryžiuočiai nugalėję suduvius, jie dalį jų ištrėmė, išvežė į Sembos pusiasalį ir praėjus ilgam laikui, gerokai daugiau negu šimtmečiui, toks Jeronimas Maletijus išleido knygutę lotyniškai pavadinęs Prūsų dievai. Matot, tą Sūduvoj kraštą, kur buvo išvežtieji, ištremtieji suduviai gyvena, vokiečiai, kryžiuočiai vadina Zudauischer Winkel. Suduvių kampas. Suduviai ištremtieji gyveno tarp prūsų.
jį galėjo ir suprusėti gerokai. Ir jų kalba galėjo priartėti prie prūsų kalbos. Be to, kaip išleido pirmąjį prūsų kalbos katekizmą, tai įžangoj nežinomasis sudarytojas rašo, kad šita kalba, kuria katekizmas leidžiamas, gerai supras ir suduviai. Turėdamas galvoj tą suduvių kampą. Vadinasi, ten buvo matyti jų gerokai, taip sakant, suprusėję. Dabar kitam gale to jotvingių junginio mes šį bei tą žinom apie genties, kurią lenkai vadina lotyniškai rašytose šaltiniuose poleksanių. Šiaip Lietuvai dabar juos vadinam palekiais. Kasgi tie palekiai, kas ten jų buvo per kalbą? Prieš kurį laiką vienas baltarusis mokinukas nusipirko iš vieno senio Belavėžo miškuose, miškų glūdumoj, tokį rankraštį, kuris buvo lenkiškai pavadintas Gvarai Poganskė Znarevų, pagonį sapmeldžių tarmės iš Narevo apylinkės. Taip atsitiko, kad rankraštį prapuldė, kada jį paėmė kariuomenėn, tėvai bijodami, kad jį, taip sakant, mokyklai nenubaustų, nes jis jau buvo baudžiamas už visokių, taip sakant, dėl visokių religinių knygų, tai tėvas visas tas knygas, ant kurių buvo kryžių ženklas, sudegina. Kadangi tam rankraščiai irgi buvo kryžiaus ženklas, tai jis pasakoja, kad nesudegina, bet vybrosil v musarnį jaščik. Į šiukšlyną išmetė. Vėliau grįžęs sūnus ieškojo ir, žinoma, nebesurado. Bet jis prieš tai dar buvo nusirašęs daugiau kaip 100 žodžių iš to žodinėlė. Kadangi jis bandė iššifruoti, tai nusirašinėja. Ir paskui vėliau tos sąsiuvinius aš iš jo gavau, ir dabar jie yra Vilniaus universiteto rankraščių skyriui. Esu visą tą medžiagą paskelbęs Lietuvoje, mūsų tarptautiniam baltistikos žurnale, Maskvos akademijos darbuose, rusiškai ir Lenkijoje esu angliškai paskelbęs visą tą medžiagą. Ten yra daugiau kaip 100, kaip minėjau, žodžių. Pirmiausia, kyla klausimas, kiek jie patikimi. Juk čiagi yra neoriginalus. Antras dalykas, ir kažin dar kaip ten tiksliai buvo, koks tikslus buvo ir originalas. Iš visko matyti, kad rašė kažkoks vietinis kunigas, susirašė žodžius, kurie jam, bendraujant su tais apmeldžiais, buvo reikalingi. Dalis tų žodžių aiškiai lietuviški. Matyt, ten gyvena ir lietuvių, ir tų jotvingių palikonių, o jam visi pagonys, ir jis nelabai skyrė, jis užrašė į tikrus lietuviškus žodžius. Kiti žodžiai labai primena prūsiškus, tai bus be abejo jotvingiški, ir yra nemaža tokių žodžių, kurie yra aiški vakarų baltiški, bet ir ne prūsiški. Vadinasi, matyti tikrai jotvingiški, taip sakant. Jų yra palyginis nemažai ir aš galiu tik vieną kitą pavyzdėlį pasakyti. Sakysim, velnias, tai ta kalba užrašytas tuolis. Mes turim keletą panašių tikrinių žodžių vakarų baltų, patulas, dievas, bet visur su priesagam. O kad būtų be priesagos, niekur neužfiksuota. O čia yra be priesagos. Arba, sakysim, dievas perkus minimas, perkūnus. Latviai sako perkūns. Visur tik priesaginė forma te vartojama, o čia yra nepriesaginė
tiesiog perkus.